visi. Šiandien turim sekmadienį. Kadangi esu netoli Ukmergės, dabar esu Širvintose, galvoju, ką čia gero galiu nuveikti, kur pakeliauti. Ir kilo tokia idėja aplankyti kuo daugiau apžvalgos bokšto. Pažiūrėjau, pasižymėjau savo 9 apžvalgos bokštus. Nu, ir matysim, ar man šiandien pavyks aplankyti. Dabar turim laiką 6:40, esam Širvintose ir judu į Molėtus. Tai oras biškelį bando lynoti, kas nėra labai gerai, nes negalėsiu pasileisti drono. Tai žiūrėsim, ar oras pasitaisys. Šiaip lietaus kaip ir nežadėjo šiandien. Šilumos nedaug. Matysim, kaip čia seksis toliau. Štai pirma mūsų stotelė, Raudesos Baltųjų lakajų apžvalgos bokštas. Lipsim į viršų. Na, bandam lipti viršų. Neblogas vaizdas. Aukščiau reikėtų lipti štai tokiom kopėtėliam. Bet tam aš turiu droną. Sveiki, ką mes šiandien turim? Antras apžvalgos bokštas yra Mindūnų, aukštis 36 metrai. Pasileidau droniuką, bandysim kilti po biškę.
metų rajonų kaip ir baigta. Buvo du apžvalgos bokštai. Važiuojam į Švenčionis dabar. Su to pirmu buvo įdomiai. Atvažiavau, buvo užrakinta, buvo aptverta teritorija ir užrakinti vartai. Jokių ženklų, kad lipti negalima, kad draudžiama privati teritorija nebuvo. Tai kaip ir gali, bet užrakinta. Tai va, tai peršokau tvorą, užlipau iki pusės, bet paskui suabejojau dėl konstrukcijos, pajudinau, biškį ten viskas plevėsavo, šiandien yra vėjuota diena, van Mindūnų apžvalgos bokštą, tai mane supa neblogai jau. Na, ką mes čia turim? Sendvario apžvalgos bokštas. Netoli Švenčionių, prie Kochankos kaimelio. Viršus, bet dėja rūkas, tai to vaizdo daug nesimato. Po biškį vėjukas yra, gal nupūsta rūką, nes dar čia netoli dar du apžvalgos bokštai. Na va, išvažiavom iš Švenčionių rajoną ir prie Ignalinos rajoną pasitinka mus Didžiasalio apžvalgos bokštas. viršujant Didžiasalio apžvalgos bokštą. Darniukas mūsų filmuoja.
Kadangi rūkas, po biškį kyla, čia vaizdas daug geresnis negu prieš tai buvo. Vėjukas nemažas, oro temperatūra 3-4 laipsniai, tai taip visoka. Visoka. Ir jau mes čia turim 4. apžvalgos bokštą. Sugalvojau sutaupyti kelis kilometrus ir nevažiavau asfaltais. O važiuoju miško takiuku. Tai ką tik gavau tokį kalniuką pažliugus įvažiuoti, šakų pilna. Tai ką žinau, aš čia iš mandrumo tokį kelią pasirinkau. O ką norėjau kažką biškį įdomiau pamatyti. Nu, aišku, čia daug įdomiau negu asfaltais važiuoti, bet jeigu aš nepadžiausiu mašinas, tada bus viskas gerai. Nu, dabar svarbiausia nepramuš dugną. Per tos patežusius neprabuksuoti. Va, jau matos apžvalgos bokštas. Blogiausiu atveju eisim pėškom, bet dar keli šimtai kilometrų nusimata. Pagaliau privažiavau Lygumų bokštą. Nežinau, kodėl taip nusprendžiau važiuoti šito keliuku, kad smagiau būtų. Galvoju, kažką įdomaus pamatysiu. Bet tai buvau išsigandęs, kad galiu nedavažiuoti. Tai jau kitsyk rinksiuos važiavimą asfaltais. Nu ką, bandau lipti viršą. Važiuojam į Vilkakalnio apžvalgos bokštą, netoli Ignalinos. Kaip sakau, žvyrkelis nebaisiausias dalykas. Blogiau yra miško takas ir pievų takas. Man pavyko pravažiuoti, bet niekad nežinai, ką čia tas Googlas paruošęs. Ką mes čia turim? Vilkakalnės apžvalgos bokštas. Jau tie ženkliukai visi pakeliui buvo perbraukti, kai jis neveikė. Googlas sakė, kad gali būti laikinai uždarytas. Ir turim tokią informaciją. Dėl apžvalgos bokšto techninės būklės laikinai lipti draudžiama. Labai konkretus ženklas.
konkreti būsena ir aš nelipsiu, bet mes turim droną, tai pakelsiu droną. Ignalinos rajonas, Ginučiai, gražios sodybos etnografinis ir privažiavom malūną. Ginučių malūnas, čia iš ežeriuko bėga vanduo, krenta iš čia prieš tiltą ir paskui va teka čionais su baisinė jėga. Atvažiavau iki Šiliniškių apžvalgos bokšto, kuris įrengtas ant antenas. Ir čia pasirodo yra tokių atrakcijų. Prisijaukink Aukštaitijos nacionalinio parko drakoną. Tai čia yra pažintinis takas. Tai kas norit savaitgalių idėjas pasivaikščioti. galėjau važiuoti per Zarasus,
tada laikas būtų mažesnis, asfaltais kilometrų daugiau, bet kažkaip įdomiau biškį tų kaimų pažiūrėti, kas čia, kaip ta Lietuva atrodo tikrai. Tai dabar įvažiavau į Utenos rajoną, pravažiavau Tauragno ežerą, Tauragno miestelį ir vėl turiu žvyrkelį. Dar rodo iki Sartų man 50 km. Tikiuosi, kad nereikės visą kelią tardėti žvyrkelio. Na va, Sartų apžvalgos bokštas. Anksčiau buvo 22 metrai, bet šeimininkai padidino iki 303 metrų aukščio. Sartų ežeras, Sartų apžvalgos bokštas, faini vaizdai atsidaro. Ką pasakyti apie patį bokštą, tai toks biškį nesaugumo jausmas, toks lipant biškį adrenalino. Čia visas vyniojasi aplink vieną stulpą, kadangi šiandien vėjuota, tai biškelį taip nesmagu. Nu, tas vaizdas toks lipant žemyn, tie traseliai laiko, bet jie tokie biškį liuosi. Ir tas toks lingavimas yra. Tai kai eini žemyn, tai biškį bokštas linguoja, tokia desvara būsėda. Tai tokia egzotika. Kiti tokie daug stabilesnį, konstrukcija platesnė, o čia tas vienas bokštas centrinis. Biškį palinguoja. Čia latviukai buvo sugužėję, nežinau, gal 5 ten šeimyną su vaikučiais. Tai nuo to svorio aš įsivaizduoju daugiau ir lipant žemyn turėjo linguoti. Tai jie jau labai iš po lengvo leidosi žemyn. Labai neskubėdami. Nu, išeini į tokias atviras erdvės. Tai biškį traukia žadą, nes čia va koja dedi ir viskas, čia tų atitvarų labai nedaug, čia iki kelėno. Jeigu jau bildėtum žemyn, tai nubildėtum. Apsauginė tvarelė galėtų būti biškį didesnė. Aišku, čia žemiau tos aikštelės kitos nenubildėtum čia, išsitiekštum. Jeigu jau sukluptum. Nu, Lietuva vis tiek tokia nuostabi, važiuodamas daug įvairių dalykų, pamatai įdomių, negalėjau nesustoti, buvau matęs jau tokį dalyką, bet taip gyvai realiai ne, tai atrodo labai juokingai iš šono. Kažkur išmauna kolega. Privažiavom Rubikių bokštą apžvalgos. Ir vaizdas turėtų atsiverti į Rubikių ežerą. Let's go!
Liko paskutinis apžvalgos bokštas. Ir šiandieną bus visi 10. Nors iš pradžių skaičiau 9, bet pasirodo, kad žemėlapį buvo sudėjęs visur Širdutės, o Lygumų apžvalgos bokštas buvo žalias kvadratukas. Tai dabar viso 10, iš kurių pavyko užlipti. Su šituo bus 8,5 pusė, nes į patį pirmą lipau tik į pusę, nes sobėjojau dėl tos konstrukcijos, dėl to, kad galima, negalima. O į vieną Ignalinoj, į Vilkalnio apžvalgos bokštą, tai tiesiog draudžiama lipti, nes konstrukcija nestabili. Tai kai jau ženklas draudžiama, viskas labai aišku, kad tiesiog negalima. Aplankyta 10, ne 9 apžvalgos bokštai. Ne į visus pavyko įlipti, bet į 8,5 įlipau. Tai manau, kad misija įvykdyta. Laiko atžvilgiu su visa kelionė, prie Ukmergės įsikūręs esu, tai man apie 12 valandų užtrukau. Valgiau taip kukliai, poras iki sustojau sumuštinį pavalgyti kolonėlėse, tai kas nori turiningai laiką praleisti, tai jau reikėtų vėl pasiskaičiuoti laiką iki Molėtų, kiek užtruktumėte ir atgal nuo Anykščio dasidėti. Ir jeigu nori daugiau kažką pamatyti, aš aišku dar stojau, paveikslavau Gervės, Gulbės, Koplyčias, dvarus, Burbiškio dvarą. Tai jeigu tik bokštus, tai to laiko mažiau užtruktų. Tai kiekvienam palei savo poreikius. Atstumas nuvažiuotas 4,5 kilometrų. Tai man su dujom tai čia iš vis nedaug. Tai čia man vienas bakas, kuris apie 20 euriukų kainuoja. Tai sakyčiau, savaitgaliui labai turiningai. Sekmadienis, viena diena, 20 euriukų kurui, 5 eurai už Anykščių, už medžių lajų taką reikėjo sumokėti, visur kitur niekur nekainavo. Bet sakyčiau, tokia idėja šauni, visur pavasariukas, oras iš ryto buvo šalta, ranko šalo, reikėjo pirštinių, kepurės, tai toks jau jo. Jeigu neskubėt, biškį vėliau išvažiuot, kai įsidienotų, tik pasiskaičiuot, kad dar vakare liktų laiko. Vat Anykščiai jie 8 valandą užsidaro vakare. Tai va, tokia kelionių idėja. Jeigu jums patiko, prašau, spauskite laiką, komentuokite. Ir, aišku, prenumeruokite mano puslapį, kanalą, nes ateity žadu dar visokių kelionių. Tiek Lietuvoje, tiek už Lietuvos ribų. Žiūrėkite.